Jie nenužudys jo. Jie stengsis išplėšti jo sielą, pakeisti jo prigimtį. Tai, ko jie nesugebėjo padaryti su manim ir daugeliu kitų įkaitų. MG mus siautė šaltas sausio rytas, palatoj viskas klostėsi kaip numatyta. Į pasaulį žengė kūdikis tamsiom akytėm. Tarytum viskas įprasta ir tuo metu neįprasta istorija pakrypsta. Šį įvykį jam spėjo daktaras su savo padėjėjom. Atsiminimai nuotrauka mamos su kūdikiu ant rankų. Jie šypsena pavargus, šypsojosi jį paskutinį kartą. Prognozės medikų nebuvo tikslios, išgelbėt motinos jiem nepavyko. Riba plonytė tarp mirties ir tarp gyvybės, iš vaiko lūpų pasigirdo klyksmas. Kaip tyčia tėvas šiandien vėl gėrė, naujagimį pasėmė, tik 3 dienom praėjus. Tai bėgo žiemos, skubėjo vasaros, be kalėdų ir be pasakų prieš miegą. Jis buvo vienas, tarp sienų nyko, su ašarom akyse. Šypsotis jis nedrįso net mintyse, mąstysena taip negatyviai vystės. Kasdienybei, namų rutinoj, tėvą jis matydavo pro butelius degtinės. Praėjo metai, 6-7, atėjo laikas jam lankyt klasės pradinės. Rūbai netvarkingi, palydo tėvas pachmelingas. Pirmieji kandų žvilgsniai jau dabar jam čia nepatinka. Neaukšto ūgio, silpnas, neypatingas, negabus ir neturtingas. Taip metai slinko, o priekaištai tie patys. Tu padugnė, tu niekas, daug čia tarp mūsų nėra vietos. Prakeikėme mes tavo dienas. Šis rytas buvo ypatingas dėl to, kad jis nusprendė pirmą kartą nevėluot, paklot lovą, apsireng gražiai net pasikvepin, daryt viską kitaip nei darė bėgant šitiem metam. Be ceremonijų iš po lovos įsitraukęs virvę, jis nužingsniavo kambariu, kuris vedė į virtuvę, o ten jau sėdi girtas tėvas, 6:30 nusiminęs, kad rytas eilinis prie tuščios stiklinės. Reiškia sūnus debilas, būtent jis dėl visko kaltas. Kiekvienas žodis iš burnos toks beprasmiškai šaltas, bet nebegros priekaištai daugiau nervų stygomis, nes šis apjosis virvę tėvo kaklą spaudė stipriai. Toliau žingsnis po žingsnio per savo mylimą gatvę įrodęs, kad dabar tie juodi medžiai jis suprato. Jis mane, jeigu jų ošimą žodžiais kas paverstų, tai būtų tik tai pritarimas jo beširdžiam kerštui. Sustojęs įsitraukė iš kišenės nuotrauką, kuris dar kūdikis ir besišypsanti moteris, ir jam vien jos užteks, kad įsikalti mintį tu darai. Tai dėl šypsenos, kuri buvo vienintelė, jis pradėjo tempą didint sekdamas kuprinę link durų vedančių į 2 vidurinę. Žmonės nutyla, dabar tą įvykį prisimenant, 12-okas, kurio rankoj 9 mm.